Sveiki bičiuliai, vėl šventė ne tik jūsų, bet ir mano namuose. Šiandien ryte filmuojam pakankamai anksti, kai dažniausiai po pietų jau būnam gerai išsimiegoję, jau kauliukai braškantis pratampyti būna, bet šiandien filmuojam pakankamai anksti ir ryte skutuos barzdą šiek tiek. Žmona prieina, sako, barzdas skuti, ko šiaip dažniausiai nemėgstu, po to sako, aigi, podcastą filmuoji. Tai ką noriu pasakyti, kad podcast'o filmavimas pas mane irgi yra šventė, taip susidėliojam su savo komanda All Town Talks, kad planuojam visą laiką paustint antrą mėnesio penktadienį, YouTube reikalai, ten, kaip pasakyti, visų kaip čia pasakyti, reitingų reikalai ir panašiai. Toks bus pastovus paustinimo grafikas, pavadinkim taip. Tai šiandien yra vėlgi ta diena, kai filmuojam, kai planuojam talpint jau šį penktadienį. Ir jūs matysite pirmieji, kas žiūrėsite šį penktadienį. Tai žodžiu šventė, pasiruošę. Ir šiandien vėlgi, kaip visada, turiu susidėliojęs planelį, ką kalbinti ir panašiai. Ir kokia buvo idėja? Idėja buvo tokia, kad ir anksčiau, kai filmuodavo ten Arminas ir Vytautas su komanda savo podcastą, ir aišku, aš jį esu peržiūrėjęs, lygiai taip pat kaip ir jūs. Ir aš visą laiką sakau, tie patys įtariamieji visada. Visada daugiau mažiau kalbinam tuos visus jau MX-us, Alisterius ir panašiai. Ir labai dažnai ta istorijos pradžia būna tokia daugiau mažiau panaši, vienoda, tai yra vaikas, pradžia, maži motocikliukai ir panašiai. Ta mindsetą, atsiprašau vėlgi už angliškus išsireiškimus, gaunu pastoju už juos pilos, tai tą tokį mąstyseną, galbūt charakterį ir panašiai pradžiai suformuojas, padeda šlifuoti tėvai ir panašiai. Ir istorija, ir tas laiko visa juosta tokia daugiau mažiau panaši būna nuo 5-6 metukų ir tada važiuojam toliau. Ir aš galvoju, o kurgi mūsų gausiausios klasės? Kai tenka komentuoti visą laiką tą sakinį, sakom visi turbūt, nesvarbu, ar aš, ar kolega, komentuojam varžybas ar panašiai, gausiausios klasės, tai yra kas pas mus šiai dienai? Kai ten MX-us jungiam kartu ir ten būna, 20 max raiderių, tai čia su visais Latviais sudėjus, estais ir panašiai. O kur daugiausia būna važiuotojų? C, B klasės ir galvoju, o kurgi šitie žmonės, kurie ant motociklo galbūt atsisėdo ir jauni būdami, bet motokrosą atrado tikrai gerokai vėliau. Ir galvoju, tikrai reikia būtinai atiduoti duoklę ir šitiem žmonėm. Ir jau turbūt matydami aprašyme pažįstat šitą vardą ir pavardę ir tikrai pažįstat šitą žmogų ir manau daugumą suprantat, kodėl jis šiandien čia yra. Tai ir žmogus, kuris šiuo metu ne tik, kaip pasakyti, nenori kitų labai, kaip čia pasakyti, nuvertinti, bet šiai dienai mano akim ir rezultatai tą rodo, šitoj klasiai manau, kad galva už visus aukštesnis, greitesnis ir dar vienas dalykas, tai yra mum Vilniečiam, kaip pasakyti, suteikęs galimybę sportuoti. Tai šiandien pas mane čia studijoje Roman Jakubovski. Labas. Labą dieną. Sveikas. Tai pirmiausia, tai Roman, nesijaudink. Kalbėjom. Stengsimės nesijaudint. Kalbėjom ką tik ir susirašinėdami Messengeryje apie šiandieną kalbėjom, kad aš žinau tave, suprantu, nes man irgi po tiek metų irgi visokių ten renginių vedimų ir filmavimų ir panašiai vis tiek nemalonu kažkaip būna kartais save matyti iš šono ir savo balsą girdėti ir panašiai, nes mes pas save girdim ausyje kitaip negu girdi tu mane ir aš tave. Tai, bet, kaip sakyti, šitas sezonas yra toks, kad, manau, kamerų dėmesio jau gauni nemažai. Taip, kad... Tai vat nuo to ir tas pripratimas jau gal ir biškiai ir ateina. Tai pabendrausim. Jo, tai sakau, aš, kaip sakyt,
Turiu irgi planelį ir ten klausimėlių pas save prisirašęs, tai tikrai užvesiu ant temos, ant kalbos, bet kaip ir sakau, mes irgi iki Grigiškių turbūt nebuvom pažįstami, bet kai tu paėmė į Grigiškės, apie tai gal plačiau šiek tiek vėliau, tai kažkaip greitai susibendravom ir, kaip pasakyti, bet iškalbos ir to tokio žmogiško šiltumo pas tave tikrai netrūksta ir vis tiek tu šitam sporte, kaip ir sakau, nesi labai senai, bet kiek žinau, ten visi su tavim dabar draugauja, visus pažįsti, su visais pasišneka, tai manau, kad tikrai bus viskas gerai ir jo, tai gal tada ir pradėkim, kaip ir sakau, ta istorijos pradžia ir ta laiko tekmė, tai tu kai būdavai mažiukas, jau kažką krapštydavai su birbaliukais, kaip pas tave atsirado apskritai tas automoto sportas ir panašiai. Čia labai viskas kaip ir susiję, tas motokrosas, mano vaikystė ir visas mano tolimesnis gyvenimas, dėl motociklų ir automoto sporto susidėjo nuo tos trasos Grigiškių. Nes kiek aš save pamenu, visą laiką tam miške būdavo ta motokroso trasa. Ir vaikystėje aš ten gyvenau, galima sakyti, prie pat autostrados ir iškart trasa. Ir kiekvieną šeštadienį girdi 10:11 ryto girdi mocai trasoj zyzia. Tu iš karto apsirenki ir būdamas 10 gal metų, gal jaunesnis, lėki į trasą, ten susirinkę mocai, aišku, ten daug kas dabar jau turbūt ir šių jau nevažiuoja, seni dvitakčiai mocai su to savo kvapu, garsu ir mes vaikai ten pastoviai landžiudavom, žiūrėdavom ir pastoviai svajodavom, norėdavom, kad mane tėvai leistų, kad nupirktų mocą, aš važiuosiu. Bet kažkaip tėvai prie to nebuvo. Prieėję prie to sporto, jiems tai buvo tolimas reikalas, tai kažkaip ir nesigaudavo su to mocu važiuoti. Dėl to tenkinomės dviračiais, turėjau dviračius ir man iš karto nuo vaikystės jau norėdavosi ne šiaip važiuoti su juo, kelt ant vienkės, ant priekio, kažkokius triukus daryti, pastoviai kritimai, apdraskyti kelėniai, alkūnės, pirštai, visko būdavo. Po to paaugau, tėvas nupirko pirmą man dar senais laikais mopedą Delta. Aš atsimenu, kaip dabar ją juoda tokia, visa pavargusi sena, daug darėm, taisėm ją pastoviai, stumdyti reikėdavo ir ant jos, jau gavus ją į ranką, man ją norėdavosi plėšyti, jau kelt ant vienkės, viską ten, kažkaip greitai aš ją peraugau, tada nupirkau jau ir Javas prasidėjo, ir Javos, Ižai, Minskai ir visa ta kita technika. Ir irgi ją šiaip paprastai važinėti nesigaudavo, tekdavo ant vienkės kelt, saulutės piešt, vienu žodžiu laužyti kaip tik įmanydamas. Tai rajono visi žmonės žinodavo, jeigu jau girdi, kad kažkas atkaitina, tai jau Roman atvaros. 100% kaimynai. Vargšai visi būdavo. Kiek kartų esi nusideginęs koją ant deltos duslintuvo, nes atsimeni ten taip kažkaip įdomiai, jis tiesiai eidavo ir tai būdavo biški išsikišęs ten. Amžinas reikalas būdavo, sakau, ten be kokį motociklą neturėdavo Javą, visą laiką rankos buvo purvinos, visą laiką taisydavai, darydavai, tuninguodavai. Bet ir pats krapštydavai, nes su draugais. Krapštydavau, nes tokių, meistrų stiprių nebūdavo ir karburatorius. Turbūt šitą iškirpsim. Tai aišku, nekirpsim. Nieko Roma nekirpsim. Karburatorius krapštydavom ir valydavom ir visą kitą. Po to, aišku, su laiku technika atsirandavo, kydavo, tada prasidėjo britvos, laikas greitai bėgo, atsirado britvos, važinėjau su britvom. Tai aš norėjau tavęs paklausti. Toks atrodo gal ir durnas klausimas, kaip per kokį darbo pokalbį ir panašiai, bet kiek tų metų yra, nes aš tiksliai nežinau, kiek tau dabar? 37. 37. 37. Ok, tai pirma britva, nes aš žinau, kad tu važiavai žiedinėse lenktynėse, visi žinom tavo pravardę, tą Uragan ir atsimenu, tu dar
anksčiau, gal pernai, gal dar ir šiemet dar važinėdavai su savo tą priekabytę, kur įsikeli mocą, tai ant tos priekabytės dar buvo tavo žiedinis motociklas ten su pravardė, su Uragan, tai tu irgi dalyvaudavo į žiedę, kiek žinau, tose time atakose ir panašiai. Tai... Ten su žiedu mano istorija irgi tokia, kad mano draugas, geras draugas, vaikystės draugas Sergejus, jis visą gyvenimą irgi nuo kokių 16-17 metų važiavo žiedę. Kas metus jis stabiliai važiuodavo, mes važiuodavom jį palaikyti, padėt, pabūt, nes prijautėm šitam irgi sportui. Motokroso kažkaip tą visą laikotarpį išaugus, aš iš vis kažkaip buvau patraukęs į šoną. Jo iš vis mano gyvenime nebuvo nei kiek. Žiedas labiau. Nei tos trasų aš iš vis nieko nežinojau. Nei apie žmonės, kas jose važiuoja, ne apie čempionus mūsų, ne apie kur trasos yra, kas, kaip ten, jokios informacijos aš neturėjau. Nei vieno motokrasisto, galima sakyti, pažįstamo aš neturėjau. Iš vis buvau žalės, net krosėnio net sėdėjęs nebuvęs. Va tiesiog man su tom britvom žiediniais tais motociklais kažkaip gyvenimas susidūrė, nu ir pagaliau gal 33 aš nusprendžiau, nusipirkau britvą ir nusprendžiau suvažiuoti žiedę. Nuvažiuoti, prasivažiuoti kačerginiai, pabandyti. Ir čia jau buvo galas sezono. Nuvažiavom į treniruotę. Į vieną treniruotę nuvažiavau, po to varžybos buvo, tai teko sustartuoti. Mano ten ta Honda buvo pilnai stokinė gatvinė su stokiniam padangom. Tai nelabai man sekėsi, bet mane labai tai užkabino. Sezonas pasibaigė ir aš tada pradėjau stipriai ruoštis kitam. Nupirkau tam tinkamą motociklas, paruoštą žiedų, visą aprangą, viską ir pasakiau, važiuosiu. Daug treniravausi, važinėjom į tos žiedus, varžybas ir gan neblogai sekėsi. Per vienus metus pas mane gavosi 13 pirmų vietų, užėmiau. Irgi ten su... O 600-kais važiuodavai? Ne, važiavau su litrais, nes vis tiek mano kūno sudėjimas aš didesnis, sunkesnis, ant 600 man nelabai. Aš niekada net 100-ko britvas neturėjau. Turėjau jų tikrai daug, visokių, bet 60-ko neturėjau. Ir taip, važiavau, labai man ten patiko. Ir jau sezonas pasibaigė, visi apdovanojimai praėjo. Nu ką, žiema, atėjo žiema, britvas stovi garaže, niekur tu su jam nevažiuoji. Ir taip gavosi, kad važiuodamas kažkur į Vilnių važiavau, Gariūną susitikau savo irgi gerą pažįstamą iš žiedo, Mindaugą Maluką. Norėjau, žinok, sakyti, kad tie, kas važiuoja ir su Britvom, ir su Mocu, su Krosu, tai Maluką pažįstu irgi. Susitikau jį kolonėlį, žiūriu, Mocą Krosinį pasikrovęs žiema, prisnygta, sakau, kur tu čia važiuoji? Sako, važiuoju į Pagirių, sako, pasivažinėt, sako, nori, davai, varom kartu. Jo, nu kaip aš nevarysiu, žinai, Krosinis kažkas naujo pabandyti. Nu, davai, sakau. Nuvarėm, tada mes su juo kartu į Pagirius, jis ten man minimaliai paaiškino, davė ten porą rūbų užsidėti šalmą. Aš pravažiavau, kaip dabar atsimenu, pusę trasos, nes jie ten žiemą buvo apsnigta, dar daug kur užpilta, tai jie važiavo ten pusę rato. Aš pravažiavau vieną tą ratą. Bet tai čia kelinti metai dar kartą, ar tu sakei, ar aš pražiopsojau, prieš kiek čia laiko? Prieš 4 metus turbūt kažkas tokio. Ne, matai, tai mano dabar yra 3 sezonas, tai čia pradžia buvo, tai čia gal kokie 3 metai. 3 metai. Tai aš ir galvoju, prieš 3 metus dar buvo Pagiriai? Ar jau buvo? Pagiriai buvo. Ai, dar buvo. Pagiriai buvo, jos dar net ir prižiūrėjo. Okay. Prižiūrėjo dar Pagirius. Bet tada tas 50-ukų ratas, aš pravažiavau jį, man, sakau, kiek aš ten važiavau, 2 minutės, man rankas, man dihalkė, man viską užkirto, aš sakau, va čia tai sportas, sakau, va čia taip galima pasiruošti prieš žiedą, nes pas mane ir planas buvo toliau važiuoti žiedį. Buvau nusipirkęs naują Kawasaki, galvojau, ruošiu, viską darysiu, važiuosiu, nes mane jau perkelė į B klasę. Tai galvojau, ten reikės vis tiek patobulėti, nes ten šaika irgi važiuoja. Nu ir
kad tas malukas davė man pravažiuoti, mane taip užkabino. Tom ir baigėsi Tom ir baigėsi žiedas, galima sakyti. Aišku, aš nežinojau, kad jis baigsis, bet taip ir baigėsi. Ir ten istorija prasidėjo tokia, kad visi draugai čia žiūrio aplinkų kažkaip iš vis stebuklingai pradėjo susipirkinėti tos mocus krosinius. Vienas nupirko, antras, kom aš kitoks reikia ir man. Ja. Tai žodžiu, aš kaip ir buvau pasirašęs, kas tas žmogus, kuris pirmas nuo žiedo, tai ne kažkoks treneris, ne po varžybų, nepamatėjo, tiesiog sutikai seną bičiulį. Sutikau seną bičiulį. Aš dabar galvoju irgi, ten vis tiek visi viens kitą ten Instagrame, kai drauguose sekam ir panašiai, tai pas Maluką, man atrodo, dabar dar net nuotrauka yra su visa odinė apranga ir panašiai, pas tave jau mačiau uždėta jau krosas, bet pasižiūriu dar žiedą. Bet jis daugiau žiedė dabar važiuoja ar... Ne, Malukas jau irgi, galima sakyti, va tada tas sezonas kaip ir mano buvo paskutinis, taip ir jo žiedė. Nes atvirai pasakius, brangus yra sportas, žiedas yra brangus brangiau sportas. Už krosą. Trigubai brangiau. Bet kas, ar pats mocas brangesnis, ar padangos greičiau dyla? Pats mocas, trasų stoka, realiai, va, tu pažiūrėkime, jeigu tai paėmus Vilniaus rajoną, mes turim čia, nežinau, Grygiškės, Gariūnai, Pagiriai, Motoboris trasa yra tokių užmestų trasyčių, visokių, kur paindurint gali, kiek nori, aplinkui Vilniaus. Šitose vietose tu gali drąsiai treniruotis be jokių problemų. O ką mes turim žiedę? Viena Kačerginė, Aukštadvaris. Aukštadvaris, bet ten irgi kartingų trasa, ten realiai, jeigu posukėlius ir ten leidžiama, kai aš dar važiavau žiedę, ten leisdavo tik buvo gazoterapijos kiekvieną tik ketvirtadienį, tai tu įsivaizduok, kad važiuodamas į Kauną iš Vilniaus, tu ketvirtadienį jau nedirbi, tu kraunės, ruošiesi važiuoti į tą treniruotę. Po treniruotės tu grįžti, jau laukia išeiginės, o aš važiavau 2 serijose, pas Navus ir pas Lietuvos čempę. Jie tuo metu tada nesidubliavo, tai ten sakau, kas savaitgalį buvo vos varžybos Estonija, Latvija, Lietuva ir tu pastoviai keliauji. Tai čia labai daug investicijų. Ir pats iš savęs mocas brangus. Padangos brangios. Ten jeigu paguldai jau ten, kaip sakyti, ne rankenėlės klausimas būna. 500 eurų čia iš karto. Jeigu tiesiog švelniai paguldai, jeigu tu nori, kad tavo mocas irgi visą laiką gražiai atrodytų, tvarkingas būtų, čia kaip minimum. Nes mano bičiulis vienas irgi labai geras draugas, irgi biržietis, dabar kaituoja, bet jis irgi labai su žiediniais smarkiai važiavo, irgi panašiai gatvėm važinėdavo, po to persimetė į žiedą. Tai vat, kaip tu sakai, bičiuliui eidavo ten padėti, aš lygiai taip pat jį ten lydėdavau į varžybas, ten, žinai, uždedu pašildytuvus, ten, jis ten čilina, aš greit nuėmu pašildytuvus, jis važiuoja, tai aš atsimenu, jis ten tos visus quickshifteriai, visokie ten tie plasmasės naujos, ten visokie bombinti ten duslintuvai, slikai ir panašiai, tai jau nekalbant jo apie patį transportavimą ten, tai atsimenu, klodavo normaliai jis tenai. Taip ir aš noriu tobulėti, turi prižiūrėti techniką, investuoti į techniką, investuoti į save ir viskas taip sueina. Ir matai, ten irgi žiedas toks reikalas, ten ne taip kaip motokrose varžybose, kaip situacija. Ten jeigu Kačerginiai, ėmant Kačerginę, nes vis tiek dažniausiai varžybos būna daug varžybų Kačerginiai, ten nors pastavė užplanuotas startas būna 3 valandą, ten gali taip atidėti, kad pastavė jis 6 įvyks. Jo, ir žinom, dėl ko atideda. Nes dėja, aš irgi su to bičiulio bloga, kaip čia pasakyti, keliais incidentais žinau tą dalyką, kad ten labai dažnai būna, kad jo. Raudona vėliava. Taip, raudona vėliava. Bet žiūriu, irgi kas tave dabar pažįsta ir žino tavo motokrosą visą kelionę ir apskritai kiek tu laiko praleidai ant motociklo ir kiek įdedi laiko į treniruotės, bet žiūriu tas, pavadinkim, paternas arba istorija ta pati, kad kai žiedė buvo irgi toks esi all in. Jeigu jau pradedu varyti, tai full G, pilna ekipiruotė, naujas mocas, daug sportuoju, daug važiuoju. Kaip sakyt, nes aš žinau, kadgi Kačergoj, kai vyksta tie time atekai,
tu nebūtinai gali, tai yra, kaip sakyti, neprivalai startuoti bendro starto varžybose, tu gali sudalyvauti ant time attack toj rungty, betgi ne visi stoja į bendrą startą, kažkaip taip čia yra. Būna tiesiog rytinė treniruotė, kvalifikacija ir kažkas tiesiog nenori tų varžybų, jie nestartuoja varžybose. Bet pas tave nebūna tokių. Ne, tai jeigu jau nuo senų atvažiuoji. laikų skaitau ir visiems savo draugams, visiems patariu startuoti varžybose, nes geriausia treniruotė yra tai varžybos, čia faktas, nes tu pamatai kitų klaidas, pamatai savo klaidas, treneris pamato tavo klaidas ir tu daug lengviau su tavim dirbti, nes tu ir įgauni to, kaip sakoma, tokio sportinio pykčio, gerojo sportinio pykčio, to varžybų. Ir tu žinai ties ko dirbti, ko tau trūksta, ar ištvermės, ar greičio, ar tramplinų tu bijai. Čia labai daug, nes sakau, kaip žiedė važiavau, ten kaip ir nėra nei trenerių. Visą informaciją, ką tu ten gali tiesiog pasiklausti. Ten tiesiog žiedas yra toks dalykas, kad valandų irgi skaičius. Tu važiuoji, gaudai trajektorijas ir tu nesvarbu, tu atvažiuosi į tą pačią trasą po mėnesio, po 2, po 3, ten bus toks pats asfaltas. Tai toks pat tokia pati trasa, nieks nesikeičia. Tu tiesiog gaudai tas trajektorijas. Ir ten, daug tai va čia reikia būti irgi biškiai atšalusiam, kad gerai gazuot, galima sakyti. Tai va čia su tais rekordais irgi visais būna, kad pas musgi nieks tų trasos laikų rekordų nefiksuoja, nes dažnaigi pakeičia tas trasas ir panašiai. Aš turiu vieną tokį, kaip pasakyti, labai paprastą klausimą. Nėra jis gal čia provokuojantis, bet tiesiog tavo manimu, kas yra pavojingiau, žiedas ar krosas? Tai čia tai klausimas. Turiu omeny, žinai, tiesiog traumų pavadinkim ar panašiai. Nes man, matai, čiagi vėlgi, ėmant iš bendro greičio, koks vyksta motokrose bendras greitis trasoj ir koks žiedė, tai, faktas, kad nėra ką lyginti. Ir mes krentam ant smėlio, ant grunto, į pievą ar kur nors, o ten grinai ant asfalto čiuožia atbojnikai, ten biškiai rimčiau tos traumas. Ir sakau, kiek man atrodo žiedas yra pavojingesnis. Tai žinok, man irgi lygiai tokia pat nuomonė. Nes kritinėjai, aš pats dažnai kritinėjau, bet tie kritimai būna ant posūkio, tu atsistojai, nupurtėjai tą smėliuką ir toliau važiuoji. O žiedė jau taip nebus, jeigu tu nukritai, jau всё. Ir ypač, kaip sakyti, jeigu kačarga mūsų, tai, pripažinkim, ten labiau automobilių trasa, tengi išslydimo zonų nėra. Ten Ring 24, Estijoje, ten jau yra išslydimo zonos, viską ten jau kažkaip, kaip pasakyti, pasibrozdinį aprangą turbūt tenka jau pakeisti, pratrintą ar ten sliderius naujus užsidėti, bet į sieną nevoži. Vėlgi, matai, daug kas irgi priklauso nuo kritimo, nuo kokio to žiedė, nuo to kritimo, ar priekinis ratas pabėgo, ar galinis nusilydo. Visą laiką saugiau, kai priekinis ratas nuslysta, tada mocas ir nučiuožia, o kai galas pagaunant, tada ožį, tada būna ir raktikauliai, ir kitos traumos. Sakau, aš ten per tos 2 sezonus su draugu ten turbūt, jis irgi toks buvo, jis 600-kose, žinai, važiavo, tai jis irgi toks būdavo rezultato siekiantis, tai ko mes tik nesam ten gavę. Ir tą patį atsimenu irgi, tam grinai iš tiesiosios ateini tą pirmą kairį posūkį, kačargo irgi pagavo grinai ožį, kaip dėjo su galva į žemę, mes prie jo pribėgam, jis mums sako, mes akis išpūtė, nes smegenų sutrenkimas. Jis galvoja, kad jis sako normaliai žodžius, o jis iš tikrųjų kažką blablabla ten burbuliuoja. Tai jeigu man būtų uždavę tokį klausimą, aš iš karto būčiau pasakęs, man atrodo žiedas pavojingiau. Nes pas mus lūžių būna daug, bet jie nėra tokie, kaip pasakyti, ir gaunas per tas visas varžybas, galiu pasakyti, net šį sezoną, kad aš nemačiau daug traumų, kad tokių buvo, aišku, šitas varžybas, Jazdausko gaila krito, bet sakau, tokių, kad daug traumų būtų, nėra taip kaip žiedė.
Jo. Ir aš galiu pastebėti kažkur apie 90% žmonių, kurie važiuoja žiedę, jie jau nevažiuoja gatvėje. Taip, tai aš šitą irgi 100% žinau, aš pats kad nevažiuoju gatvėje, aš bijau tų mašinų, tų pėsčiųjų, tų visų kitų, nes tu nežinai, kas tavęs laukia priekyje. Užlis. Ir sakau, daug, 90% tikrai žmonių, kas važiuoja žiedę, ar galbūt ir net motokrose, profesionaliai, jie nevažiuoja gatvėje. Ja. Tai čia kažkada net tas pats Lewis Hamiltonas per, man atrodo, tą patį Top Gearą, kai jo paklausė vedėjai, sako, kokią tu mašiną vairuoji. Sako, aš vairuoju G-Wagon, tą vadinamą kioską, žinai. Yeah. Sako, what? Ir dar jis sakė ten dizelį vos ne, kad tie vedėjai, what? Žinai, Formulės 1 važiuotas, tu vairuoji G-Wagoną, žinai, pimp mobilį, tai sako, ką man liek gatvėje, nelenktynė, sako, aš ten 350 atsukų ten Silverstone, o ten gatvėje, džiaugiuosi, krūzinu ten, turbūt kokį supermodelį šalia pasisodinės ir vargo nemato. Ir šiandien pristatome dar vieną mūsų naują bičiulį, partnerį, tai yra ICM Solutions. Ir ICM Solutions tai yra, jeigu ieškai darbo Belgijoje arba Nyderlanduose, tai ši kompanija gali tau pasiūlyti tiek ilgalaikį, tiek trumpalaikį darbą. Ir šiai dienai labiausiai ieškome sandėlio darbuotojų, taip pat ieškome aukštuminio bei šakinio krautuvo vairuotojų. Ir dar kartą noriu labai pabrėžti, kad ICM Solutions tai nėra laikino darbo agentūra. Jeigu ieškai darbo, kaip ir minėjau, Belgijoje, Nyderlanduose, ši kompanija pasirūpins tavim, nuveš tave nuo durų iki durų, apgyvendins jaukiame, tvarkingame bute, gali kartu pasimti antrą pusę, gali kartu pasimti bičiulį, draugą ir tu pats renkiesi, koks darbo principas tau labiau tinka, ar ilgalaikis, ar trumpalaikis. Taip kad ICM Solutions visada su sprendimu ir visada turės tau ką pasiūlyti. O kad matytum visus jų pasiūlymus, visus darbo pasiūlymus, taip pat gerus patarimus, darbinantis užsienyje ir panašiai, tai būtinai pasiekite visi ICM Solutions Instagramo paskyrą ir visi skelbimai bus tenai. Pasidalink su draugais, bičiuliais, kurie galbūt galvoja, ieško ir nori darbo užsienyje. ICM Solutions, mūsų nauji podcast'o draugai, bičiuliai. Ir ką, važiuojam toliau. Tai dabar noriu, žinai, kur pasukti šiek tiek link motokroso ir link trenerio, dar grįšim, bet dabar noriu pasukti prie to dalyko. Tai tu dabar irgi Grigiškietis esi, kaip aš juokauju, kai kalbu su Tadu, žinai, savo špoku, Agaro klubo vadovu, sakau, labą dieną, būsimas Biržų merė, tai žinok, lygiai taip pat ir čia sakau, Roman būsimas Grigiškių, žinai, meras. Tai tu vis dar esi Grigiškietis ir kaip tu ir sakai, gyveni tenai, bet ta Grigiškių trasa niekur nebuvo dingus, tik tais buvo, kaip pasakyti, pavadinkim švelniai tariant, ten jau, tokia endūrinimo, kaip tu sakai. Pasislėpusi po samanom. Jo, po samanom. Ir aš irgi, kadangi toks daugiau liuliuotojas esu ir tas, kai atsivežiau pirmą kartą mocą į Vilnių, tai visi kažkaip draugai, bičiuliai labai nugazinę buvo dėl tų pačių pagirių, kad sako, pagiriai, ten gilus smėlis, ten žiauriai sunki trasa, ten naujokui, ten nebus tau ką veikti, nevažiuok, galvoju, kur važinėti. Ir radom, kad yra tos Grigiškės ir varydom ten tuo siauru takeliu, ten tokia išdaužyta. Dar vienu metu buvo toks vyresnis vyras, ten kelis kartus buvo prabraukęs, su Suzukiu jis važiuodavo, aš jo vardo net nežinodavau, bet jis dar kelis kartus buvo prabraukęs ten tą trasą, bet po to tai ten buvo jį neliesta žiauriai ilgai. Aš ten dar, mes atsimenu su keliais draugais, dar ten tuos elektrinį KTM ten bandėm, darėm tokią fotosesiją, tai žinok, dar dabar raščiau nuotraukų, kaip atrodė ta trasa, kai tavęs dar nebuvo. Tai va, tu buvai Grigiškėse, ta trasa visą laik buvo, varydavai su Britvom, tada atsirado Malukas ir tada tu pagalvoji, reikia šalia namų pasitreniruoti. Kaip tau šovė Grigiškės pasimt? Matai, kaip aš sakiau, kad aš
visą gyvenimą iki va to momento, kol nedavė man Malukas pravažiuoti su to krosiniu, aš buvau žalės tam reikalį iš viso. Net nesidomėjai. Net nesidomėjau. Aš žinojau, kad ten trasa ir mes ten važinėdavom važinėti per ją su džipais. Okay. Ir dabar aš jau biškį savę už tai keikiu, nes dabar įsivaizduoju, kaip aš atvažiuoju, į trasą išlyginta būna ir matosi džipo viešės važinėta per trasą, galvoju, nu kažkam rankas nukapuočiau. Dar dabar tipo kažkas atvažiuoja. Kartais atvažiuoja, rimtai? Net bando ir su lengvąją prasivažiuoti, būna važiuoja į trampliną, užbuksuoja, išbuzuoja visą trampliną, man po to reikia tvarkyti, nu, pats toks buvau, tai stipriai ten, žinai, biški, kaip sakyti, pyksti, bet kaip ir... Tai vat grįžtant prie trasos, realiai, nu vat pirma trasa mano buvo Pagiriai, kur aš važiavau, ten aišku, aš važiavau porą ratų žiemą, po kurio to ratų man buvo labai bloga, man susuko angina, aš grinai savaitę laiko pragulėjau su angina, geriau antibiotikus, nes buvo žiema, nuogas kaklas, praputė. Ir buvo labai blogai, nu, bet įsigydžiau ir tada pradėjau rimtai mąstyti apie motokrosą, apie mocą, treniruotis, kad būtų lengviau žiedė važiuoti. Tada, kaip vat, žiemą dar darydavo Lukas Pirmanas, važiavimų Sambokse. Nu ir aš su juo gerai bendraujam su Luku ir jis sako, aš turiu vat porą mocų, jeigu nori galiu parduoti. Ir sako, va, Sambokse bus važiavimai, tipo, atvažiuok, išbandyk, pažiūrėk, gal patiks. Ten KTM-ai buvo, aš iškart norėjau su starteriu, nes su kikais čia yra tragedija. Tai nuvarėm, mes su Šaika, kas jau turėjo mocus, nes draugai jau buvo susipirkę, nes planas buvo nuvažiuoti, pasivažinėti, jie pasivažinės, pasikeisti mocis, pravest gerai laiką, žinai, su motociklais. Mes nuvažiavom, aš sėdau ant to KTM, Lukas man davė, aš pravažiavau, aš tam Sambokse pusę rato pravažiavau, aš 4 kartus nugrivau, 10 kart pavargau, rankos akmeninės, įsikibęs į vairą, praktikos nulis, tik žinai, visi sako, spausk mocą, atsistok rankos, o tu nieko ne, tu atsisėdė ant to moco, tu visiškas nulis, tu nieko nedarai, kaip tau sako, tu atsisėdęs gale, ne tu vairuoji mocas, o mocas vairuoja tave. Kur veža, tu tik tai reaguoji. Kur veža, ten ir važiuoji. Tai sakau, 4 kartus nugriuvau, kažkaip man tas KTM nepatiko. Lukas tada buvo savo Kawasaki paėmęs 22 metų ar 21 metų. Jis sako, nu va, nori pabandyk mano, čia pas mane amortizacija, šova, tas, anas. Aš pailsėjau, sakau, nu duok. Čia kur po to sesė jaučiu važiavo. Ne, sesė pirko naują. Ten buvo 4 pem. Pasėdu Lukas pem buvo nusipirkęs savo 4 pem, buvo, sako, pravažiuok su mano. Aš sėdau ant tos Kawasakės, aš pajaučiau save tikrų motokrasistų. Nu, kitas mocas, kita amortizatorių. Ir aš pravažiavau visą ratą, aš nekart nenugriuvau, aš pagavau tokį nedidelį kaifą. Adrenalinas ten buvo, aišku, adrenalinas užkalinės, nei kart nenukritau, akis dega, sakau, visio, Lukai, ką su šitų mocu, tu parduodi? Lukas ten toks pagalvojo porą minučių, sako, nu, jeigu užtiek, tai tipo galiu parduoti. Perku. Nu, aš tada nupirkau tą Kawasaki iš jo iš karto ir pasiėmiau. Nu ir ką, tada vat, praėjus porą dienų po to Sambokso, sakau Šaikai, tai gal reikia nuvažiuoti Grygiškės. Turim trasą, ką mes čia... Nu, davai pasivažinėjom, atvažiavom mes į tą Grygiškių trasą, kaip tu sakai. Vienas takelis, visa išdaužyta, bet tada dar buvo šalta žiema, net buvo dar ir sniego kažkiek, tai mes pasivažinėjau, sakau, visio, karočią. Reikia imti šitą reikalą į savo rankas, atgaivinti Grygiškių trasą. Tada aš suradau greitai žmonės, kurie anksčiau ją prižiūrėjo. Tai va, aš norėjau paklausti, kaip tas visas reikalas vyko. Ar čia į savivaldybę reikėjo kreiptis? Ne, buvo mūsų irgi Grygiškių entuziastai, kurie važiavo motokrose anksčiau, bet su laiku, žinai, prižiūrėjo, bet užmetė tą reikalą, paliko tą trasą ir jį stovėjo neprižiūrėta. Aš ją suradau, paaiškinau savo norus, pasakiau, kad vat, atgaivinsim, išlyginsim, važiuosim. Jie draugiškai sutiko, žinai, be problemų, Šaiką imkit, žiūrėkit, prižiūrėkit, tvarkykit, jeigu yra noras, mes tik, žinai, už. Nu tai ir ką, nu ir prasidėjo, vat, Grygiškių trasos
atkūrimo. Tai aš dabar galvoju, šitas sezonas, dabar šitą vasarą antra tik tai. Trečia vasara. Nes, sakau, ji buvo žiauriai apaugusi krūminais, visokiom nesąmonėm, sausi medžiai prikrytė. Ten mes mėnesį laiką, dieną į dieną ten darbuojamės. Aš rinkau savo draugus, prijaučiančius motokrosui Grigiškiečius, kurie iki šiol važiuoja. Linkėjimai KTM-čikui. KTM-čikas irgi. Jis ten dar, tada mes jo nepažinojom, jis vaikščiojo, žiūrėjo, ką jie čia daro. Jis jau tą mocą turėjo, jis ten važinėjo. Aha. Nes ir jis galvoja, ką jie čia daro. Čia pavaikščias padarys nesąmonį ir išvažiuos ir dings jie čia. Tada, bet taip nevyksta. Vyksta visas reikalas į priekį. Tai mes tvarkėm, tada su Luku susišnekėjom, suderinom padaryti time ataką. Žinai, atidarimo progai, išlyginti idealiai ir padaryti time ataką. Nustatėm datą, aš susitariau, supažindino mane su tuo traktoristu, kaip aš sakau, Raima. Jam 10 balų, gerbiu, trasas lygina idealiai. Ir tramplynus ten gerai padaro. Tramplynus visko, sakau, jam 10 balų. Iki šiol su juo bendradarbiaujam, pastoviai lygina, padeda, sutvarko, padaro. Tai ką, iškviečiau jį, jis per dieną tą trasą mums išlygino. Mes ten apsitvėrėm, pasitvėrėm, padarėm ir padarėm pirmą time atakas. Gan buvo didelis susidomėjimas, susirinko daug žmonių. Ir tai atkūrėm tą trasą ir dabar kasdieną kažkokie darbai ten vyksta. Vyksta darbai, šiai dienai pjaunam žolę, turim didelę problemą su ją. Tai jo, ten irgi, kaip sakyt, gamta, nes ten tokia kaip ir mūsų biržų trasa, tai ten gaunas, kadangi, pavadinkim, jį dirbtinai padaryta. Tai ten vidury beveik net nėra žolės, ten smėlis, aplinkui apsipjauni tą aikštelę ir ramuo pas jūs ten ir tarp posūkių, realiai miškelėje yra, tai ten jo yra reikalų biškių. Tai pas mus šiais metais, šiais metais mes turim didelę kovą su gamta. Aišku, su gamta, lietus. Su lietumi, kurį mes pralaimim, kaip galima pasakyti, nes pila ir pila. Išpila tos... kaip tas vadinamas. Tiesiog daug vandens. Daug vandens, tai pačios tos ir balos yra tų tramplynų išplauna konkrečiai ir reikia pastoviai užsakinėti techniką, lygint, tvarkyt. Tiek pakilimas, tiek nusileidimas išgriaužia vanduo. Stiprus lietus. Nes aš irgi čia gal praeitą ar užpraeitą savaitę, kai irgi su Laurynu, apie kurį irgi pakalbėsim, irgi sako, atvažiuosi į Trenkę, sakau, atvažiuosiu, o kur, sako, iki Grigiškių nedavažiuosim, nes tiesiog balos ten jau su busiku buvo sunku davažiuoti iki jos ten. Dabar gerai. Jau daug metų, žinai, kai prižiūriu tą trasą, tai turiu tos praktikos, turiu generatorių, turiu siurblius. Nusiurbėt viską. Nusiurbėm tos vandenis, nusiurbėm, bobkatas pralygina, turiu džipą, tampau su džipais tos visokius savo įrenginius, lyginimo trasos. Kaip ir bandom palaikyti ją darbiniai formoje. Šiaip... čia irgi, kada dabar pirmadienį gal važiavau po tų Starkų bandymo dienos, tai trasytė buvo ideali ledas, žinok, taip gera buvo. Tai dar ir sakiau treneriukui, sakau, pirmą kartą šiais metais gavau pavažiuoti kažkur, kur nebūtų duobių, balų, provežų ar panašiai. Tai buvo tokia gera trasytė, kad šakės patys ten su mažiais, ten su matu, ten patys pasidarėm tos bortelius, kiek mums jau reikia, pradėjom nuo visiško stiklo. Tai buvo gera. Ir buvo geras, žinai, sukibimas, nes gerai įmerkta. Ne, tai buvo, pirmadienį, antradienį trasa buvo ideali, kad ir tramplinai, ir pakilimai, ir gruntas. Šią vasarą retas dalykas. Nes šlapia. Vyko pas patį trasoj prieš kiek čia mėnesį gal gerą hard enduro varžybos, jeigu neklystu, ten antras ar kelintas buvo etapas. Trasytę paruošėt įspūdingai, pats buvau atvažiavęs pasižiūrėti, kaip tai atrodo, tai buvo įspūdingai.
toks provokuojantis gal biški klausimas. Ar nėra minčių padaryti motokroso varžybas? Ir jeigu yra, ką reikia padaryti, jeigu nėra, kodėl sunku tą padaryti? Nu, jei pradėsim tada nuo hard enduro, čia vat, jeigu vykstant taip, kad galiu pasigirti, kad vienintelis Lietuvos čempionatas, nesvarbu kokio sporto, vyko Grygiškėse, vat hard enduro, čia vienintelis Lietuvos čempionatas, Lietuvos mastų, kurį vat padarėm Grygiškių MX trasoj. Tai daug kainavo man nervų, žinok. Tai nervai pagrindė, nes mes kažkaip su Luku jau senai, žinai, sako, davai kažką padarom. Sakau, nu davai, vat hard enduro. Galim padaryti, sako, tas jau mane pusę metų prieš tai jau sako, vsio, Romanai, hard enduro pastavė trasoj. Aš toks tada užsidegęs, jo, viskas gerai, bet kažkaip artėjant tai datai, man tas visas reikalas blėso. Aš net porą kartų su Luku šnekėjau, sakau, Lukai, gal davai atšauksim, sako, tu ką, niekaip negalima, tu ką. Tu net negalvok, sako, mes padėsim, viską padarysim. Nu, vat, realų pasiruošimą tam hard enduro aš pradėjau 2 savaitės iki renginio. Aš vaikščiojau, tiesiog vaikščiojau, ir žiūrėjau, kur ką padėt, kur ką padaryt, pro kur leist, kad būtų įdomiau. Kviečiau mūsų Lietuvos hard enduro čempionus, su jais šnekėjau, rodžiau, bendravom, jie atvažinėjo su mocais, testavo. Nu, bandėm padaryti kuo įdomesnį. Nu, ten kliūtis jau buvo mano idėjos. Aišku, komanda padėjo, Automoto parko komanda padėjo, išvingiavom trasą, sudėjom kliūtis, įvyko renginys, bet man gavosi visą savaitę, grinai 7 darbo dienas. Aš nuo 8 iki 10 vakaro praleidau trasoj, kurdamas, darydamas, vingiodamas, kad padaryti šaikai šventę. Nu, gavosi gan neblogai. Ne, gerai, ten aš sakau, buvau pats atvažiavęs iš ryto, kai startas, tai ten, įdomios ir daug įvairių ten tų kliūčių buvo, ten ir mačiau ir akmenys, ir ten padangos tada tų, kur tie... kūgiai, kur ten kas laidai ten būna originaliai juos. Dideli kūgiai. Tai per tuos kūgius ten mačiau važiavo, ten giliau į mišką, kur ten buvo pridarę irgi ten tų medžių nukrytusių, tai net nemačiau, bet sakau, ten ir akmenys, ir ant tramplinų pridėjo ten tų rastų, tai tas, Kazakevičius, ne? Džiugas Kazakevičius. Tai atsimenu, kaip dabar per tą tik išvažiavo į trasą ir į trampliną įvažiavo, aišku, iš šono, per tą vieną rastą pravažiavo, tada ten, kur buvo 2 tie rastai, jis taip pakylo, apsižiūrėjo, apsisuko, brum, per tos abu rastus peršoko ir nuvažiavo, galvoju, wow, šitas geras. Top rideris, kuriam, sakė, buvo sunku, bet iš jo, kaip jis važiavo, neatrodė. Važiavo jis įspūdingai, gražiai. Jo, bet ką norėjau pasakyti, sakau, tokių elementų buvo gerų pagalvoti, ar nežinau, ar tau, kaip pasakyti, taip gavos netyčia ar tyčia, bet grinai su tuo elementu pastebėjau, kad čia ir yra tavo meistriškumo. Jis pasižiūrėjo, okei, čia galiu šokti, jis persišoko, tie, kas negali, teko tenai daužyti rėmą į tuos rastus, per juos ten persiridenant, tai tokia labai apgalvota trasa buvo. Tas toks enduro, jo ten trasa pagal kuo daugiau važiavo, to daugiau lengvėjo. Nes išdrasko lengvėjo. Kiek dingsta jėgų, tiek palengvėja trasa. Tai plius minus tas ir susilygina. Šaikai turėjo padirbėti ten iš pieties. Tai žodžiu. Tada einam toliau. Dėl kažkokių tai taurių, čempionatų. Planų jokių nėra ir planų šiai dieną jokių negali būti, nes trasa Grygiškių yra treniruočių trasa, ten infrastruktūra neduoda padaryti jokias ten varžybas. Nes nei tauriai mes neturim nei parkingo vietos, neturim starto didelio, gero,
daug medžių, nesaugų, tiesiog daryti varžybas. Tiesiog tokia elementari gera trasytė treniruotėm. Ir šiaip pasivažinėjimui. Supratau. Man visą laiką, kaip sakyt, kaip senam pardavėjui, man įdomu, žinai, ir skaičiukai. Jei nepaslaptis, dauguma gal tie, kurie atvažiuoja į tą trasą ir ten moka tos 15 eurų, kažką gal blogo galvoja, aš tai duodu su šypsena, nes daugiau mažiau įsivaizduoja, kiek tai kainuoja, bet tiem, kurie patys tų trasų neadministruoja, išsikviesta tavo bičiulį su bobkatėliu, jei nepaslaptis, kiek? Aš manau, ten sumytės nemažas yra ir spėju, kad... Sumytė, matai, aš dabar irgi, Raimatas ekskavatorišikas, kuris lygina, tai sezono metu jį prisišaukti nėra galimybės. Nes jis rimtus objektus pasiėmęs kažkokius. Objektus, mes su juo bendraujam, jis užimtas žmogus, o turiu bobkatą. Jau 3 metus jis man lygina, irgi išsimokinęs žmogelis lygina idealiai. Jam paskambinai, davai rytoj lyginam, kada atvažiuoji, sako 9, tu ramus. Tu gali vakare atvažiuoti, tiesiog susimokėti jam pinigus ir žinosi, kad trasa gera, viskas padaryta. Mes vis tiek su juo, kaip ir aš visą laiką būnu toj trasoj, mes dadedam kažko, prigalvojam, pataisom, padarom, matai, ten tas Grigiškės, daug kas jas pažįsta, tas Grigiškės, ten yra ta problema, medžiai, akmenys, balos, tai išdžiūna, tai užpila ir tą visą laiką reikia tvarkyti. Tai tą ir tvarkom, darom, tai tu ten klausai kiek, tai galima sakyti, vienas lyginimas gaunasi apie 400 eurų. Vienos trasos, vienus metus, praeitus metus aš lyginau kas antrą savaitgalį, stengiausi lyginti, bet ir praeitą savaitgalį žmonių kažkaip buvo daugiau. Pirmus metus buvo daug važiuotojų, realiai daug važiuotojų važiavo, daug veidų naujų. Praeitį metai visai neblogai, šiais metais kažkoks tai... Bet aš manau, kad čia su oru irgi susiję. Krizė yra. Aš nepasakyčiau su oru, paimkim net Lietuvos čempionatus. Pirmi metai mano čempionate 40 dalyvių. 40 dalyvių stabiliai, net vienam varžybose, aš atsimenu, buvo net antra eilė. Okay. Praeitį metai aš nevažiavau, su trauma buvau, tai stipriai neatsimenu, kiek jų buvo, nes nestartuodavau. O šiais metais Lietuvos čempionatas Utenoj 21 dalyvis. C klasėje. Tiksliai, jūs jungia, tai turėjo daugiau būti. Per 2 klasės, 200 PM, 4 PM, 21 dalyvis. Nedaug, o būdavo po 40. Ta ir gausi klasė biški sumažėjo. Tai galvoju, gal tada ir grįžtam iš Grigiškių. Prieš tai dar, tai visiems, kurie žiūrit, ir tie, kurie Vilniuje rečiau lankotės, bet keliaujat po Lietuvą su savo motociklais, tiek mėgėjai, tiek profai, kviečiam labai atvažiuoti į Vilnių, atvažiuoti pas Romaną, atvažiuoti prie Grigiškės, privažiuoti labai gerai, tiesiai nuo Vilnius Kaunas autostrados nusisukat į Grigiškės, atvažiuojat, Roman visą laiką išlygina tą kelią netgi su mašiniuku, kad lengva būtų gera privažiuoti, atvažiuojat, pasivažinėt, trasa dirba kiekvieną dieną, tiesiog kai atvažiuojat, susisiekit prieš tai su Roman, dažniausiai ir pats privažiuoja, nes visą laiką aplinkui kažkur būna, taip kad tie, kas dar nebuvo, atvažiuokit, tikrai techniška labai trasa, labai gerai yra mokintis toj trasuoti, dirbinėti posūkius ir panašiai, dabar šiais metais smėlio dar privežė bele kiek, tai yra gerų tokių tikro smėlio atkarpų, kur gausit pavažiuoti ir suprast, kas yra deep sand, kaip ir Roman sako, visada patvarkyta, taip kad atvažiuokit į Grigiškės, aš nors ir esu, kaip sakyt, biržietis, bet vis tiek gyvenu, dirbu Vilniuje, tai galim sakyt, mano namų trasa kaip ir gaunas Grigiškės, tai
tikrai labai gera, tikrai darbinė, pakilimų, nusileidimų, įvairių tramplinų ir kaip pasakyti, elementų tiek profam, kur reikės, galėsit pasižiūrėti, kaip vieną ar kitą elementą įveikti, tiek ir naujokam, nes ir, kaip sakyti, yra staliukų gerų. Jo šiais metais trasa yra apsukta į kitą pusę, nes turėjau tą planą jau antrais metais prižiūrint trasą jau ją keisti, bet likimas pakišo man koją, kuri sulūžo. Tai vat ir nesigavo man tas projektas, bet jau daugam žadėjau, sakiau, kad naujinsim, darysim į kitą pusę, nes trasa nuo 80 metų gyvoja ir buvo į vieną pusę, bet jau galvoju, reikia kažką padaryti. Neš savo kažkokį tais tokį indėlį, apsukti ją į kitą pusę. Apsukom, padarėm daug naujų elementų, trasa pagyvėjo, daug kas sako, kad pasunkėjo, aš irgi tai palaikau, nes reikia daug jėgų dabar važiuoti. Tai vat ir pas mus visas elitas beveik Lietuvos apsilankė. Jo, buvau, kai Arlandas buvo atvažiavęs tas kelias. Arlandas, Jasdauskas, Jasikonis buvo. Nu, daug jau buvo pas mus elito, ne visi dar, kurio mes laukiam, mielai kviečiam atvažiuoti. Tai va, tai visi į Grigiškės, dar tikrai sezonas tęsias, plus ir žiemą Roman išlygina trasą, kaip pasakyti, prieš jau tą, kai jau jaučiam, kad bus šaltukas, taip kad ir žiemą būna geras sukibimas, nepalieka duobių prieš užšalimą, taip kad dedam šipus ir realiai visą sezoną važiuojam. Tai jo, apsilankom Grigiškėse ir grįžtam tada prie motokroso. Tie pirmi kartai, kaip tu sakai, pirmi nupirkti motociklai ir tada atsiranda noras irgi turbūt kažko siekti ir tada atsiranda toks vyrukas vardu Laurinas, pavardė Repečka. Ar tu jį susiradai, ar jis tave susirado ir kada nusprendai, kad reikia jau rimtai užsiimti šituo sportu, kad jau reiks ruoštis varžybom. Ir labai noriu paklausti, kai jau įvyko tas pasiruošimas ir kai jau apsisprendai, kad jau noriu startuoti, tai norėčiau, kad papasakotum ir prisimintum pirmas varžybas, kur buvo, kokios mintis ir panašiai. Tai žodžiu, dabar norėčiau paklausti tą tavo motokroso, tą jau grinai kelią, kai prasidėjo link šio sezono pergalių, kas daugiausiai įtakoja ir panašiai. Tai vat prisimink tą pradžią. Nu, čia, žinai, nesenai viskas buvo ir viską aš puikiai atsimenu, kad vat pirmas mano mocas buvo Kawasakis. Kawasakis 4PM, viskas gerai, jis man patiko, bet labai nedaug su juo pavažiavau, 3 valandas jis pradėjo durniuoti. Užsigyveno motorė genys. Ir taip gavosi, kad man teko pakeisti į Gasgasą 2PM. 2PM Gasgasas. Aš atsisėdau ant jo ir pradėjau treniruotis. Aišku, pirmas mano treneris tai buvo realiai Machrovas. Raimondas Machrovas. Mes ten kažkaip, kai aš atkūriau tą trasą, pradėjo jis atvažinėti, treniruotis važinėti. Mes ir daug kas sakė, kad jis treniruoja. Žinai, mes su juo susibendravom, suradom bendrą kalbą ir aš pradėjau su juo treniruotis. Su to Gasgaso 2PM. Tokie, ten tie minimalūs pradmenys buvo mano su juo padaryti, bet Raima jis šeimos žmogus, darbo žmogus, žinai, buvo pastoviai sunkiai prisiprašyti pas jį treniruotės, prisikviesi, nes pastoviai jis užimtas. Nu ir tuo laikotarpiu kažkaip vis tiek trasa dirba, atsirado ten Laurinas. Irgi greitai mes su juo susipažinom. Aš žiūriu, žinai, jis ten treniruoja, aš ten vis tiek būnu trasuoj, ten ateinu, paklausau, su juo pabendrauju, sakau, tai gal davai pastavė treniruotės galima užsirašyti, tai sako, tai be problemų, žinai. Nu ir tada pradėjome mes dirbti su Laurinu. Galima sakyti, tai savaitę po kartą. O tie pirmi metai mano buvo, mes kai su Luku Pirmaniu bendravom. Ir jis tada irgi, turėdamas mocą, sako, aš važiuosiu Lietuvos čempę.
Tik čempė, aš kaip vad žalės, motokroso nieko nepažįstu, nieko nežinau, sakau, nu, čempas tai čempas, davai važiuosiu aš su tavim. Apie jokias taurės, apie jokias sėlios taurės, apie cross-countries, išvis nulis, jokios informacijos, nieko nežinojau. Nu tai ką, pasitreniravus su ten gal 1-2 treniruotės su Laurynu, nu tai ką, ten pirmas etapas Mickūnai. Ne, davai biški ne taip, biški buvo kitaip. Su dupiam pavažiavau ir su dupiam mocu. Mano svoris tuo metu buvo gal 115 kilų. Nu įsivaizduoji, ką reiškia dupiam neš tokį svorį, čia dar plus apranga. Rėgės, spėgė, nevažiuoja, 1, 2, 3, 4, nu sunkiai jam ten buvo. Kažkaip nusprendžiau aš įsigyti kitą mocą. Pradėjau važinėti aš čia per parduotuvės, į KTM nuvažiavau, pasišnekėjom, į Husvarną nuvažiavau, pasišnekėjom. Ir teko mums ten reikalų buvo Kaune, sakau, nuvarom į Kauną. Girdėjau, yra ten paiparcas kažkoks, tai gasgasas. Nu, sakau, davai važiuojam. Nuvažiavom mes į tą paiparcą, užėjom, pasitiko mus ten Kazakevičius, vyresnysis. Greitai su juo susipažinom ir aš žiūriu, stovi naujas GasGas 4PM Factory. Raudonas, gražus. Всё, man seilė ištiso, sakau, всё, noriu. Jamam šitą daiktą. Tada nupirkau aš tą GasGasą 4PM, parsivežiau į Vilnių ir pradėjom treniruotis. Dar nepardavęs net tų dupiam nebuvau, stovėjo pas mane jis, nu, sakau, ir kažkaip išlindo varžybos, kažkokie sėlijos taurė, blin, Biržuose. Biržuose sėlijos taurė, yra kažkokia N klasė, yra tada sėlijos taurė dar buvo naujokai C grupė ir N klasė, visiški naujokai. Nu, o kas mes tokie, mes visiški naujokai. Su draugu, sako, davai varom, sakau, jis turėjo 4PM mocą, aš turėjau jis turėjo 4PM, aš 4PM ir tas GasGasas 2PM dar stovėjo. Sakau, davai, kad skirtingose klasėse važiuot, tu imk mano tą GasGasą 2PM, aš imu savo ir važiuojam. Nu, sako, nu davai, važiuojam, kokios problemos. Ant to naujo GasGaso 3 valandas prisuktas, nu važiuojam. Susiruošėm, всё iš ryto, kai visą laiką vėluodami atvarom į varžybas. Atvažiuojam į Biržus. Va ten tai mane tas motokrosas užkabino tai konkrečiai. Trasa paruošta, žmonių belekiek, palapinės, vėliavos, nu labai daug žmonių, buvo pirmos varžybos. Nei tos trasos pažinojau, nei ką, nei nieko, ten iš vis nepažinojau tą motokrosę, pirmos tos varžybos. Atvažiavom, nu ten tikra fiesta, tikra šventė, žinai, žmonių belekiek, nu, sakau, čia tai tiema, žinai, palyginus su žiedu, nes žiedė taip nebūna, žinai, kad ten kaip žiūrovų daug nebūna. Ten žiūrovų daug nebūna, ten, nu, suvažiuoja dalyviai ir dalyvių palaikymas. Taip. O ten, nu, grinai šventė, žmonių, visko, man taip ten patiko, nu, bet ką. Sėdom važiuot kvalifikaciją, per 3 ratą ant bangų šoviau blyną, sužalojau ranką ir mano varžybos tą dieną pasibaigė. Riešą, net ant tų kažką. Sužalojau jo riešą, bet lūžio nieko nebuvo, tiesiog smarkus patempimas, gal sutrinkiau ir ir pasibaigė. Tada likau žiūrovo vietoj. Bet vis tiek nuo motokroso mane tai neišgazdino. Nu, aš net nebejoju, kad neišgazdino. 2 savaitės teko pailsėti be moco, nei važiavau, nesiteniravau, nes ranką nedavė, buvo išrašyta daktarų langetė nešiot, panešiojau langetę, viskas praėjo. Nu, tada ir prasidėjo pirmas Lietuvos etapas, aš nusipirkęs naują mocą, ant jo nesėdėjęs, mane iš karto į Lietuvos čempą į Mickūnus. Karštis belė koks. Suvažiavau tragiškai. Nu, Mickūnai, matai, irgi labai sunki trasa yra tokia techniškai. Važiavau tragiškai. Ten, nu, visko bijojau, nesakau, nesėdėjęs ant moco. 2 savaitės, iš karto 4PM, Lietuvos čempas. Jie ten visi duoda, aš iš vis nieko.
Myriau bukvaliai ant antro rato. Nu ir po to, tai man buvo tas didžiausias spyris, kad reikia judėti, reikia sportuoti, reikia važiuoti. Nu ir tada su Laurinu mes pasistatėm konkrečią programą ir pradėjom dirbti. Nu ir su kiekvienom varžybom aš po 5-6 pozicijas pradėjau atmušinėti. Į viršų kiltų. Jo. Tai čia buvo pirmas sezonas. Bet ne praeitas sezonas. Nes praeitą sezoną, žinau, ten tau buvo trauma, jeigu neklystu, blauzda, ne? Blauzdykaulis, kas ten tau buvo. Grįžtant prie to kito sezono, baigėsi tas sezonas. Buvau užsidegęs laimėti C klasę. Kitais metais dirbom visą žiemą, visą rudenį, visą žiemą, visą pavasarį dirbom. Prasidėjo vėlgi varžybos nuo taurės, Lietuvos taurė, Rokišky, Sėlios taurė, ten likau 2 kartus pirmas, likau Panevėžy, likau antras. Čia vis taurės iki čempo, kaip sakant, nedagyvenau. Atvažiavau su savo mocu į trasą, kaip sakant, patvarkyti trasos, prasivažiuoti, parinkti akmenų. Tai parinkau akmenis, gavau kritimą, 2 kaulai lūžo, ligoninė, operacija, 7 mėnesiai išmesti iš sporto. Jo. Aš atsimenu, ten kaip buvo, nes tu ten, kaip tu ir sakai, tu tiesiog važiavai per tą trasą ir tu ten be aprangos, be nieko buvai. Tai ten realiai... Jo. Nereikėjo to sakyti. Čia šitą istoriją turbūt visą Lietuvos bendruomenė žino, už kurią man gėda. Ir jau daugiau, aš sakau, ant krosinio moco, be batų, be aprangos, be rūbų net nesėdu. Nes tiesiog bijau, nejaučiu moco ir net nesėdu. Jo, ir aš atsimenu irgi po tos tavo traumos, realiai ten po operacijos ten kelios dienos, gal savaitę ir žiūrim jau atvaro Roman į trasą, koja pakabinta, bet vis tiek jis trasoj, ten tavo tas ramentukas toks, ten lakstai vis tiek po tą trasą, tai realiai net nebuvai dingęs. Aišku, važiuoti negalėjai, tai ir aš atsimenu, kad tik neįsižeisk, bet po tos traumos tai taip gerai užmetęs buvo ir svorį, aišku, nes namie turbūt daugiau laiko praleisdavai viską, tai, bet tada, kai vėl pradėjai jau šitam sezonui ruoštis, žiūrim, nu man vis tiek nori sakyti Romka, žinai, nes mes žiūrim Roman jau dviratį ten mina, jau į salę bėga, jau Maikė pakėlė, sako, žiūrėkit, jau pilvo nebėra. Ir šiais metais ten su Lauritu ten iš viso, jūs kokius 3-4 kartus gal važiuojat vos ne kad į savaitę. Gal ne visą laik su Lauriu, bet tu raidini, tai tikrai, nu, į savaitę 3 kartus ant moco, tai tikrai darai treniruotę, nes kiek stebiu, kiek matau, tai nu, visą laik važiuoji. Ir šitą sezoną aš prisimenu pačioj pradžioj, tu jau po traumų, kai jau sakai, reikia vėl pradėti ruoštis, buvo dar pirmi cross country ir man atrodo kažkaip ten buvo, kad vienam ar 2 etapuose tu net ne pirmas buvai, ten antras kažkuriam buvo. Va taigi vėlgi po traumos man ten irgi ilgas gyjimas buvo, ten nelabai tikslingai padaryta operacija, man ten perdarinėjo, tas viskas susitėsi ir aš grįžau dar ant praeitų metų paskutinio cross country čempionato, kur jis vyko Kačerginėje, aš jį grįžau, aš tada nusipirkau naują Husqvarna Rockstarą. Jo. Taip gavosi, jau gasgasė buvo 150 valandų, jau reikėjo jį parduoti. Galvojau, ką čia koja ta sulaužyta, reikia, vis tiek dabar pusę metų nevažiuosiu, reikia jį parduoti. Pardaviau mocą, susiderinau su motocentru savo Husqvarna Rockstarą ir kaip tik, kai jau daktaras man leido važiuoti, aš jį pasiėmiau už parduotuvės tą mocą, gal kokias 2 treniruotės turėdamas, aš išvažiavau į cross country varžybas ant moco laikroduko buvo 6 valandos. Po 7 mėnesių pertraukos nevažiavimo aš sėdau, važiavom mes tada į Kačerginę
Aš tada užėmiau 3 vietą, aš galvoju, numirsiu. Aš po varžybų baigėsi varžybos, adrenalinas nuslūgo, aš atsisėdau ir galvoju rimtai, kur aš randuosi. Taip galva užsvaigo, žinai, tiek nevažiavęs ir valandą kovot. Kritau gal ten 6-7 kartus, bet vis tiek iškovojau 3 vietą ir nuo to laiko prasidėjo treniruotės. Mūsų jau galima sakyti pasiruošimas, konkretus planas, pasiruošimas šitų metų sezonui, nes planas buvo laimėt C klasę, nes dabar važiuoju aš vis 4 serijose, aš važiuoju Lietuvos taurę, Lietuvos čempionatą, cross country čempionatą ir kažkaip mane užnešė į enduro. Okay. Ir enduro, tai visur dalyvavau. Galima sakyti, cross country 3 etapai, 1, 1, 2, o taurės ir čempionatas visur 1. Jo, tai linko ir norėjau linkt, kai pradėjau tą visą pasakot, kad po traumos grįžai, dar kaip ir biški turbūt reikėjo kūnui priprasti ir viską, bet šiai minutei bent jau kiek tenka irgi stebėti tave, kaip važiuoji, komentuoji ir kas daros toj klasiai, tai šiaip nežinau, ką jūs ten valgot, Vilniečiai, Grigiškiečiai, bet jums šiaip ir startai žiauriai gerai gaunas aštriai, nes mes visą laiką ir juokaujam, kad kai startuoja miksai, tai pinigus reikia dėti už Liutaurą visą laiką. kai startuoja C, reikia už tave starte pinigus dėti. Tai ir tie startai gerai pavyksta ir dabar Utenoje irgi žiūrėjau, ten vos ne, kad gal 30 sekundžių nuo antros prieš antrą vietą išloši, tai ką noriu pasakyti, į sezono vidurį ir pabaigą, matau, kad jau C klasiai tik, kaip pasakyti, turbūt techninis gedimas gali sutrukdyti ir dabar irgi žiūrėjau po Utenos, tai kaip ir sakėm, 50, 50, 50 maksimalus tas taškų skaičius. Dar 2 etapai liko, tai dabar mačiau kažkaip labai greitai išsidėlioja tas varžybos. Dabar 31 bus, ne? Ten grinai rugpjūčio dabar pabaigoje. Šį savaitgalį taurė. Jo. Po to Šiauliai. Etapas čempionato 4. Paskutinis Mickūnai. Etapas bus Mickūnai. Ir Kalvarijoje ten bus taurė. Vėlgi grįžtant prie šito viso rezultato ir prie mano važiavimo, mes šiais metais aš savo nustačiau tokį režimą, kad važiuosiu 1 savaitę pas mane gaunasi treniruotė antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį arba sekmadienį varžybos, kitą savaitę gaunasi tik trečiadienį ir per išeiginės varžybos. Tai 2 savaitės pas mane 5 važiavimai gaunasi. Aišku, aš ir kitas visas sportas, kurį vykdau tarp važiavimų, kada nevyksta važiavimai. Čia dviratis, vaikščiojimas, bėgti negaliu su savo svoriu, plaukiojimas, salė, atsispaudimai, mankštos ir taip toliau. Daug dar papildomo darbo, metyba sveika, nes dabar numetęs 10 kg. Ir dar norėčiau numesti 7, bet jie, aš nežinau, įsikabinė į mane. Laikosi nepasiduoda. Nepasiduoda niekaip ir ko aš tik nedarau. Ir važiuoju, ir sportuoju, ir metybą žiūriu, bet vis tiek tą vasarą daro savo, ir ledai, ir šokoladuką, ir norisi vis tiek. Ne, tai vis tiek su šeima reikia išeiti į miestą. Šeima pavalgyti, alkoholio negeriu iš vis. Šaunuolis. Jau 1,5 metų, tik ten jeigu per išeiginės bokalą alaus išgiri ir viskas, o taip jokių išgirinėjimų, švenčių ir taip toliau. Nes yra konkretus planas, prie kurio einam. Žmona, aišku, į tą mano planą labai skeptiškai žiūri. Tai irgi buvau užsirašęs. Jo, ką žmona galvoja, nes iš esmės su to motokrosu yra taip, pavadinkim taip, jeigu jau užsibrėžė tikslą važiuoti, tai realiai vasaros savaitgalio nei vieno nėra. Tai atostogų ir kiek žinau dar ir dukrą turi, ne? Turiu dukrą, kuri irgi sako. Tėti, kada važiuosim į Disneylandą? Ne, kada? Sako, aš noriu irgi motokrosą. Sako, noriu rožinį mocą. Okay. Tai sprendžiam dabar, galvojam, ką daryti, žinai, dar atostogos, o po atostogų kažką mąstysim. Gal
Vešiu į trasą, duot pabandyti, su kokiu 50-uku prasivažiuot, pabandysim. Nu, čia jau kitas lapas. Jo, kitas. O grįžtant prie treniruočių, nėra pas mus nei blogų trasų, nei blogų orų. Pats žinai, pats dalyvavai su mumis. Lietus, važiuojam per lietų. Užplanuota viskas. Taip. Treneris niekada neparašys ar paskambės pasakys, lietus Šaika nevažiuojam. Nė kartų nebuvo, kad būtų atšaukta treniruotė, kad mes net treniruojamės. Visą laiką, jau gal pusę metų vyksta tas režimas, kaip sakiau, antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis, trečiadienis varžybos. Vyksta tas režimas, nesvarbu, lietus, sninga, saulė, karšta. Nėra, važiuojam visą laiką. Nėra blogų trasų, nėra blogo grunto, nėra blogo oro. Visą laiką važiuojam ir treniruotėse aš stengiuosi atidirbinėti ant 120%. Nes aš žinau, treneris, viskas gerai, treneris ten, nesvarbu kuris, visi treneriai geri, duoda savo informaciją, duoda savo žinias, pamokina, bet viskas nuo tavęs priklauso. Nuo tavęs, kiek tu dirbsi, kiek tu įneši, tiek tu ir turėsi. Taip. Nes aš sakau, geriausia treniruotė yra varžybos. Tu pastebi kitų klaidas, tu pastebi, ko tau trūksta. Kerta rankas, mažai važiuoju su mocu. Kerta per dichalkę, mažai kardio, turi prisidėti dar kažko. Man sunku su savo to svoriu gal kažkiek judėti, vis tiek kojos labai pavargsta, vis tiek ant to moco antram važiavime reikia dažniau stovėti, nes prisimuša duobių, reikia dažniau stovėti, bet vis tiek jėgas irgi apleidžia ir kai varžybos būna, vis tiek tas degonės sunaudoji. Man kai būdavo varžybos, pirmos tos varžybos važiuoji ir kažkur po 5 rato, taigi reikia kvėpuoti. Ir tu pamiršti kvėpuoti, o jau jau būna per vėlų, nes jau rankos užsipumpavę, dichalkė užsipumpavusi, o tau dar ten važiuoji ir žiūri, 2 minutės liko, 2 minutės dar 2 ratai, kaip nors pasižiūri atgal. Šaika tolokai. Galim biškai atsipūst. Galim atsipūst. Kalbant apie Šaiką, kas dabar galvoji tavo toks pagrindinis konkurentas yra klasiai? Ką tu išskirtum? Nes kaip ir sakau, sekundės rodo, kad kaip ir tos labai daug konkurencijos šiai dienai nėra, bent jau taip laikrodukas rodo, bet vis tiek... Aš vieną vardą ir pavardę turiu užsirašęs, bet įdomu, ką tu matai šitoj vietai. Matai, mes vis tiek jau esam ta motokroso bendruomenė, C klasės, kaip sakant, bendruomenė, kurie viens kitus jau pažįstam, plius minus ten tas dešimtukas jau visi jau, nes ne pirmi metai mes ten visi kartu važiuojam. Šiais metais pradžioj sezono, kur vyko taurės, labai dominavo 250-tukai. Labai jie dominavo, visą laiką pirmieji, galima sakyti, aš visą laiką vodavau su jais. Man ten, matai, vis tiek ten jau visus pažįsti, tai jau žinai, ten dupiam svarbus, jis tau nesvarbus, bet vis tiek yra tas noras būti bendrai pirmam ir tu lenktyniauji ir lenktyniauji su dupiam pastoviai. Bet aš po tų taurių daviau pilos 4-piam lenktynininkams, sakau, hebra, kas čia vyksta, mes jau seniai, vis tiek ten kaip be būtų ant 200-piam važiuoja jaunimas. Taip, pažalas ten. O 4-piam jau važiuoja vis tiek, tokie jau plius minus prie tricokų ir aukščiau. Ir sakau, Šaika, vaikai mums čia krauna, reikia kažką daryti, davai sportuojam. Tai Žilva, 230 numeris paspartavo, Raima Dinda su mumis treniruojasi, irgi labai perspektyvus, per vienus metus labai pažengęs. Tai aš žinok ir užsirašiau, kad Raimondas Dinda ir pradžioj, kaip kalbėjom, netgi taip irgi matos, kad sezono pradžioj dar Žilvinas, kaip ir lenkdavo, žinai, Raimį, dabar žiūriu jau Raimis ir girdėjau, Utenojus ten biški pasistumdėte, ne? Kiek girdėjau. Su manim? Su Raimondu, ar jis ten mėgino tave kažkaip jau vytis, kur ten klaidas pradėjo iš galo jau daryti? Ne, Utenoj pas mane su nieko nebuvo incidentų, kažkaip viską išvažiavau ir nuvažiavau.
bet vat pradžioj sezono, vat Žilva, jis jau nuo senų laikų, dar praeitį metai, už praeitį metai pas jį startai eidavo kaip per sviestą, jis pastoviai lyderėse, bet vat startuodavo pirmas pastoviai su Kawasaki, o vat po to jam neužtekdavo tos gal vat kardio ir jis pasiesdavo, nes vis tiek, žinai, metai jau tokie vyresni, reikia dirbti, nėra tiek laiko skirti treniruotėm ir taip toliau. O vat su Raimo, kiek mes su Raimo su Dinda treniruojamės, tai aš sakau, blemba pas jį akis yra, man atrodo, kažkur ant nugaros. Nes, aš nežinau, kaip jis jaučia, nesakau, kiek treniruojamės, kur aš į dešinę, jis į dešinę, aš į kairę, visur jis mane pagauna, aš niekaip negaliu jo aplenkti, jeigu vis tiek blokuoja, vis tiek treniruojamės kažkokiuose būna siaurose trasuose ir tuose pagiriuose ir gariūnuose mes daug kur migruojam, treniruojamės ir su juo, jeigu mane išleidžia, žinai, treneris paskui jį, sunkiai būna. Ir ir jam sako, jam irgi yra toks įdomumas, kai aš dar gale, jis dar spaudžia. Jam jis užsidegęs, jis dar spaudžia. Tik aš kažkur jį aplenkiu, viskas, jis nuleidžia rankas ir negazuoja. Tai aš tą žinodamas, aš pastoviai sėdžiu jam ant galo, stengiu, žinai, kad jis progresuotų, kad nelenktų. Nelenktų, kad jis progresuotų, važiuotų savo tą ištvermę biškį kauptų. Jo, tu irgi mėgėjas papušint, kaip per trenkės, žinai, ten irgi būna ir šok ten, žinai, bičiuliam ir varžybas, kaip tu sakai, mėgsti pasimti. Jo, tai kitais metais, manau, net, kaip čia pasakyti, ir durnam aišku, kad kitais metais jau tikrai nebe C važiuosi, nes, man atrodo, netgi reglamentas ten kažkaip sako, kad C nugalėtoja automatiškai kelia į aukštesnę klasę ir tada atvažiuojam į B. Tai aš tau daugiau pasakysiu, tai ten nesvarbu, ten ir taurė, nes laimėsi pirmi taurės 3 perkeliami ir pirmi čempų 3 perkeliami į B klasę, bet vis tiek, kai bebūtų, dažniausiai būna ką čempionate, ką taurėjai, tas pats asmuo. Realiai, mes visi vis tiek važiuojam, tas varžybos vasara trumpa, greita, vis tiek norisi daugiau tų varžybų pasivažinėti, pasidalyvauti ir visi važiuoja. Tai važiuosi, aš tau dar plus ką pasakysiu, gal tu žinai, aš jau ir šiais metais B startuosiu. O ne? Planuoja, ne? Jau yra planas su treneriu, nes pas mūsų trenerį, pas Tauriną, yra į savo visus C grupės važiuotojus, kurie važiuoja, jis ir žino, kurios jau permes į kitais metais į B, pasiūlo pats, kad dalyvautume paskutinėme etape, kai jau viskas yra aišku dėl C grupės, nes vis tiek paskutinės varžybas tu pirmą dieną sudalyvauji. Šeštadienį laimy ten, kaip ten kas tau gaunasi ir tu išbandyti savo jėgas B grupiai, pasižiūrėti, kaip viskas ten vyksta. Nes minučių važiuoja daugiau, Hebra kita važiuoja agresyviau, greičiau ir tu turi galimai pamatyti, ko reikia ir įsigauti to stimulo, žinai, aha. Tai kur save matai B klasiai, kaip įsivaizduoji? Aišku, kaip sakyti, nepabandęs nežinosi, bet vis tiek daugiau mažiau manau, kad EPSE pasižiūri irgi pagal laikus, kaip kas važiuoja ir panašiai. Čia vėlgi motokrosas nežiedas, žinai, kiekvieną dieną skirtingos trasos, skirtingi gruntai, saulė, viskas kitaip, net ir palyginta, net ten antiek skiriasi viskas, kaip trasa bus išlyginta, ta pati trasa, bet kaip ji bus išlyginta, kokios bus padarytos viežos, taip ir tas laikas bus. Net galima sakyti, net kitokių važiavimų, žinai, tos pačios dienos tų važiavimų negalima, skirtingų važiavimų negalima lyginti, nes būna prilaisto trasa, ten būna slidžiau, bet plus minus vis tiek įsivaizduoji. Neblogai būtų. Aš gerai, tada tiesiai šviesiai paklausiu, kaip galvoji, kitais metais yra šansų podiumas B klasiai? Jeigu, kaip sakau, tos 7 kilogramus numest, pagaliau, svert 100, tiek pat sportuot, tiek pat dirbt, tiek pat atsiduot šitam sportui, techniką, aišku, atsinaujint, tai aš manau, neturėtų būti problemų. Vėlgi,
daug priklauso ir nuo kitų sportininkų, kaip jie. Nes žiūriu, biški B klasė kažkaip šiemet pernai metų lyderiai, vat Deividas žiūriu, ten ne visose važiuoja varžybose ir kažkaip mažiau jau sportuoja, matai, pakrytęs. Negaliu sakyti dėl visų, bet čia yra ir tas strateginis momentas, žinai, kad kitais metais nevažiuoti Openus, nes tengi yra kita medalio pusė, žinai. Okay, čia gerai pasakėjai, nes tipo iš serijos biški save pristabdyt, kad nepermestų į Openus, sakai, čia dar gali būti. Nes čia, Openai jau pat, žinai, kokie pas mus Lietuvoje vis ten 5 laiptais aukščiau, ten atėjęs tiesiog iš B atėjus į Openus labai sunkiai ten, tiesiog būt skaičium tenais, tai... Nebemotyvuoja. Ten demotyvuoja, ten reikia daug sportuoto, ten dažniausiai C, gerai, aš atėjau 30, norėjau 25 metų. Norėjai 10 metų pasijaudinti. 35 metų atėjęs į šitą sportą ir tiek atiduot savęs, tu neįsivaizduoji, čia turbūt kiekvienas motokrosistas, nesvarbu nuo metų, rytais atsikelia, 10 minučių reikia pabraškėt, pajudėt, kad atsigaut. Ir tiek atiduot, net 2 treniruotės į savaitę reikia treniruotės, kad C laimėt. Kad ten būt lyderių, o tai ką apie B kalbėt, aišku, ateina tas laikas, tos valandos ateina, kai tu pramoksti, kažkada tu sustoji kažkokiam tarpe, tavo tie visi įgūdžiai sustoja, tu negreitėji, po to vėl padarai žingsnį, taip ir dirbsim, nes planas šiai dienai, planas yra laimėti C, ir kitais metais, aišku, čia su didelė nateškė, taip sakant, laimėti B. Bet žinai, kodėl man patinki, nes neslėpkime, mes lietuviai kartais tokie, prisibijom, žinai, pasakyti tiesiai šviesiai ir čia nebepamenu, su kuo čia dabar kalbėjau. Gal netgi Agilija, man atrodo, kai kalbinau, sakau, ką palinkėt. Tai sakau, palinkėt būti čempionė moterų tarpe, ten skaugi drąsiai sakyk, noriu būti čempionė. Tai man labai patinka ir sakau, ir turbūt tas ir pas tave kaip po žmogų gyvenime tas matos ir atsispindi ir dabar sportiniai visoje karjeroje, kad, kaip pasakyti, aš žinau savo, kaip pasakyti, tikslą, nebijau to tikslo. Drąsiai apie tai sakau ir žinau, ką reikia daryti, kad jį pasiektai. Tai jo. Matai, daug kas, labai daug kas iš draugų, iš pažįstamų kalba, čia ne tavo klasė, ką tu čia darai, sakau, bet kaip supras, ne mano klasė. Turiu omeny, kad jau per greitas esu. C klasė, tipo, kad eik į B, sakau, palaukit, reikia viską po laiptelį, laimyti C. Pereini į B, važiuoji į B, žiūri, kaip ten sekasi, reikia dar 1 metų, bet matai, nes matai, vėlgi, kaip sakant, laimėjus kitais metais arba ten 2, 3, 1 vietą, nesvarbu, B klasėje tu perkeliamas esi į Openus, o ką man savo 39 metais daryti Openuose, kai aš važiuoju tik realiai 2 sezoną. Tai tada, kaip čia sako, veteranai. Dar anksti, o ten kita kova. Nors, kaip sakyti, mes patys irgi žinom, kad veteranai ten Kem plus, ten Saulių, ar ten kažkurį iš Nerijų paimtų, man atrodo, ten reikėtų ne ką mažiau irgi dirbti, nes ten vyrai spaudžia normaliai. Žinok, nors užmuš, bet aš save veteranuose dar kokius 5-6 metus nematau, tikrai, važiuosim B, C, teks važiuoti Openuose, Važiuosi. Tada su Liutauru kapositės. Ta dar ne, tas susijims dar, aš tikiu. Jo, tai kalbant, Liutaurą jau kelis kartus paminėjom, dar trumpai apie komandą. Šiemet jūs jau turite oficialiai irgi komandą, Energusas. Kas ten surinko jūsų komandą? Irgi vienas iš... Energusas komanda jį jau ne 1 metus taip tai gyvuoja. Ir jie specializuojasi labiau ant enduro ir cross country. Čia yra
Kita komanda. Ir aš ten daug mano tų pažįstamų draugų važiuoja, Raimonas Macharovas važiuoja ten, jis dabar biškiai užryšo su šito sportu, bet liko komandos, jis, kaip sakom, galva komandos, vadovas visų subūrė, suorganizuoja, suderina viską ir jam didelis už tai ačiū. Aš jau praeitais metais kalbinau jį, kad mane priimtų, bet buvo jau tada per vėlų ir trauma, bet šių metų aš patekau į tą komandą, prisiprašiau, kaip sakant, priėmė mane, aš tos, kaip sakoma, lūkesčių savo visus išpildau, cross country 4 tie etapai suvažiuoti gerai, bet kaip būtų, mano ten tų taškų stipriai ir nereikia tai komandai, mes taip turim stiprių raiderių komandai. Ten ir keturatininkai pas yra Liutauras. Tai Liutauras, Karka, Kazakevičius, Daugėla, Mikolauskas, Nikolajus, tai visa mūsų komanda, mes ir komandiniai įskaitai cross country pirmi. Ir ne cross country, tai ir enduro pirmi mes irgi komandiniai. Supratau, tai žodžio Energusas. Čia mano apsileidimas, jo, bet aš kadangi sakau, enduro cross country mažiau stebiu, kas vyksta, tai nežinojau, nes aš pagal motokrosą žiūriu, kad Energus motokrosą, tai pakankamai švieži skaitas. Energusas labiau dėl cross country ir enduro jie eina ant to, bet mes važiuojam ir motokrose už komandą. Nešam taškus komandai, bet į motokrosę mūsų nedidelė, jinai. Supratau. Kaip sakant, paminėjom žmoną, paminėjom dukrą, tai reikia šiek tiek paminėti ir mūsų draugus, bičiulius, tai kaip visada su mumis yra Vilniaus auto muziejus. Tai po mūsų podcast'o, po mūsų pokalbio aš tau atsiųsiu lauktuvių dovanų nuo auto muziejaus. Pakviesim tave aplankyti Vilniaus auto muziejų, jeigu žinai, kur yra. Nelabai. Taksi parkas, įsivaizduoja. Taksi parkas senas. Jo, tai taksi parke yra įsikūręs Vilniaus auto muziejus. Tai vieną kartą. Buvai, ne? Jo. Okay, tai bus proga dar kartą aplankyti. Jie kaip visada padovanos mūsų svečiui pakvietimų į automuziejų, galėsi pasimti šeimą, galbūt kažkurį laisvą savaitgalį, kai nebus varžybų, arba tiesiog vidury savaitės. Nebūna taip. Taip nebūna, nes... Tai jo, dabar ypač į pabaigą žiūriu. Žiūrėt dar, pažiūrėt į užsienį. Kartais pažiūrim, buvau šiais metais nuvažiavęs ir į Latviją sudalyvauti. Buvo Stelpiai varžybos, tiesiog buvo laisvas savaitgalis. Pagal planą, kai visą laiką šeštadienį, sekmadienį nesvarbu, turi būti varžybos. Tai treneris ir aš pats nusprendėm, kad reikia sudalyvauti, nuvažiuoti, pasižiūrėti į Latviją, pažiūrėti į jos lygį, nes Latvijos lygis jau, kaip būtų laiptelių aukštesnis už Lietuvos. Tu čia dar švelniai pasakėjai, aš tai drąsiau kalbu, manau, kad 3 reikėtų dėtos. Faktas tame, ten ir dalyvių, kaip po 40 ant startų surenkasi ir ten buvo net Latvijos čempionatas, ten tai buvo kažkokia taurė. Tai teko ten Stelpį sudalyvauti, trasą, infrastruktūrą, ten pasaka, kas turės laisvo laiko, nebus varžybų ir bus ten kažkokios, tikrai važiuokit, sudalyvaukit, aš pats važiuosiu, nes ten infrastruktūra, trasa, infrastruktūra, organizavimas aukščiausiam lygiai. Tengi pasaulio čempas netgi vykdavo keturačiai ir priekabos ten ne vieni metai vykdavo. Gali būti, nes ten tikrai tikiu, nes aš ir Kėgume buvau. Pasaulio čempionatą žiūrėjau ne vieną kartą, tai man net ten Stelpį daug painiau atrodo visa ta infrastruktūra trasos, nes ten labai gražu. Ten, kaip sakyti, jau trinkeliam gristi tą kelią, jau tenai. Ten tai lygis. Kaip sakant, dėl ko tu Grigiškėse nieko ne ten taurės ar to, nes, nėra galimybės, o ten visos galimybės, kad žmonės progresuotų, eitų į priekį ir dalyvautų. Ir ten tikrai šaikos, kiekvienose klasėse po 40 dalyvių. Kiekvienoj, nesvarbu kokia klasė, openai, mėgėjai, veteranai, vaikai, 40.
O tu pat šiaip, kaip pasakyti, mėgsti, esi tas žiūrėtojas dalykų, mėgsti žiūrėti GP, seki ten Instagramus, Facebookus ar panašiai, ar tu, kaip sakyt, važiuotojas labiau domiesi, kas ten vyksta aš už jūrų marių. Domiuosi. Važiuoti čia faktas, važiuoti yra mėgstamiausia dalis šito viso reikalo, kiekvieną kartą lauki tų varžybų, lauki tų išeiginių, varžybas, lauki, kad važiuoti dalyvauti ir taip, kai jau antras važiavimas jau ateina ir taip tu jau biški nuliūsti, kad, jau baigėsi ta diena, paskutinis važiavimas, jo majo. Nu, nieko, kitą savaitę, viskas gerai, bet ir pažiūriu. Motokrosą stipriai, aš kažkaip dar neprisipratinau žiūrėti tos visus MXGP, bet MotoGP, žiedinius varžybos, mes, mano draugai žiūri, nes jie žiedė važiuoja, jie ten konkrečiai fanatėja nuo to, tai mes susirenkam pastoviai ar pas draugus, ar pas mane ir mes žiūrim pastoviai. Tai už ką dabar sergi? Valentino Rossi nebėra, Markezas visiems krauna į vienus vartus. Tai dėl Markesas labai įdomu, už Markesą sergam, gerai važiuoja. Kaip čia pasakyti, Roman? Roman Jakubovski C klasė kaip Mark Markezas MotoGP, žinai. jau atvažiuojami trasą, jau yra ko tikėtis, jau daugmaž. Matai, jis dabar biškai, žiūrint Markesą, tą visą istoriją, tas MotoGP, aš jau žiūriu ne vienus metus, jis dabar biškai apsiraminęs. Matai, jis toks susitupėjęs, jau nedaro tų visų cirkų, kurios darydavo. Matai, ten daug, kad tie motociklai reiškia. Tai aišku, čia kaip Formulė 1, ten Ducati dabar į vienus vartus visus krauna. Kol su Honda jisgi važiavęs, ten tik tai skrešai, traumas ir... Nes nieko kitaip negalėdavo važiuoti, kitaip tik tokių metodų. Ant grisinio atsisėdo ir... MotoGP žiūri, ir aš... ką labai dar mėgstu žiūrėti ir pastoviai nepraleidau jau nuo praeitų metų ne vienų varžybų antros dienos Lietuvos motokroso. Šitas irgi atsimenu. Šitą aš pastoviai važiuoju, net ir praeitais metais buvau nusitraumavęs su ramentais, važiavau kiekvienas varžybas. Šiais metais irgi visą laiką važiuoju antrą dieną ir Biržuose, ir Pakruojyje antrą dieną, ir Utenoje antrą dieną važiuoju. Žmona sako, tai tu negrįžk namo tu jau, tai kuo tu ten jau grįžti? Tai Biržuose ir nebuvo atgrįžę, aš atsimenu. Tai nevarėte į tą sodybą ten, kur buvo pasiėmę? Sodybą ten pasikeitė planai, tada per Sėlijos taurę draugas Biržuose prisiplojo biškį, tai žinai, atsisakė važiuoti, dar vieni atsisakė, ten su trauma Gustas, tai ten susirinko mūsų kompanija, žinai, planuota. Tai atsisakėm sodybos, paskambinam Butieną, kažkaip stebuklingai atsirado vietų, žinai, tai ir Butieną paėmėm ir ten nakvojom ir tada kitą dieną tiesiog atvažiavau vėl žiūrėti. Tai visą laiką atvažiuoju antrą dieną žiūrėti Openų, mėgėjų. Kitais metais nebereiks antrą dieną važiuoti. Tai pirmą reikės važiuoti. Reikės žiūrėti. Nes sakau, vis tiek daug draugų per šitą visą laikotarpį susirado naujų ir dabar jau visą tą istoriją visus pažįstu, visus žinau, su daug ko bendrauju, šiltus santykius palaikau visą laiką, patarimų duodu, kiek žinau. Man tas visas, matai, dėl ko aš galbūt taip patobulėjau per tą tokį trumpą laikotarpį, nes aš turiu tą trasą, prižiūriu tą trasą, aš ten dažnai būnu. Tai aišku. Aš daug matau, daug klausau, daug girdžiu ir domiuosi, žiūriu. Aš lyginu trasą, aš visą laiką matau viežas kažkokias, kažkieno, atvažiuoja profai, Jezdauskas, Mackonis, jie pasivažiuoja, aš pato lyginu, čia važiuoja, taip važiuoja, ten treniruoja treneriai, ten Karka dažnai atvažiuoja, Laurinas, visi treneriai, Gasiūnas, Jasikonis atvažiuoja, aš su visais prieinu, pašneku, pakalbu, paklausiu, pažiūriu, pastebiu ir vis tiek tą informaciją man įsisavina. Ir aš po to kažkiek tais ją pildau trasui. Nice. Ir 120% darbo. Aš kai gazuoju, darom važiavimus, aš varau iki galo, kol temsta akise. Kompromisų nėra pas. Kompromisų nėra, važiuoji nukritai, keliesi, važiuoji ir stabilumas. Pas mane, aš nežinau, gal čia su metais atėjęs tas stabilumas, važiuoti stabiliai, nekrist.
va čia yra motokrose stabilumas, nekrist, važiuot, gal biškį tą posūkį lėčiau paimt nenukrytęs ir va ta fizinė mano jėga man gal kažkiek tais padeda, nes aš va kiek va jaunimui sakau, nes jaunimas labai yra nestabilus, jie va mėgėjai nukrist posūkiuose. Aš kai krentu, va aš jau eidinėjau posūkį ir kažką netai padariau, jaučiu, kad krentu, aš tiesiog pastatau koją ant žemės ir tą mocą, atgal, pasikeliu ir važiuoju. Aš nekrentu ir nesiridenu, aš, sakau, ištraukiu tą mocą, atsisėdu ir gazas, dugnas ir toliau. Ir šiais metais per varžybas aš nei karto nenukritau, nepaslydau, nieko nebuvo jokio įveikio tokio, dėl to irgi tas rezultatas toks, koks yra. Nice. Ką, dar šiek tiek dumanė? Tradiciškai. Energijos. Man pokas. Visas pokas. Šiandieną pas mus užplanuota treniruotė 5 valandą, tai vaišinsiu. Drąsiai visus pavaišink draugus, bičiulius. Ir ką, žiauriai faina, kad atvažiavai. Ir tikrai laukiu senai pokalbę su tavim, nes jau kelintą kartą nuo manęs pabėgi. Nu gerai, vieną kartą pabėgi. Nes turėjom ir biržose grinai po varžybų, nes žinojau, kad pasiliks ir antrą dieną tikrai būsi, tai norėjau tave irgi kaip C klasės nugalėtoje pakalbinti po varžybų, bet ten irgi teko išvažiuoti, draugai, bičiuliai, bet faina, kad pagaliau tave prisikvietėm čia Vilniuje į mūsų studiją ir manau, kad pačiam laikas neprailgo, manau, kad žiūrovom tikrai irgi neprailgs laikas, apskritai apibendrinant apie visą mūsų šios dienos pokalbį, tai pokalbis su tavim galėtų būti netgi ne motokroso podcast'e, o kažkokiam tai, pavadinkim, motivacijos podcast'e, kad žmogus, kuris labai aiškiai žino, ko nori, labai aiškiai ir nebijodamas žino ir pasako, ko nori, yra konkretus tikslai, neviniojant į vatą ir žmogus, kuris, tikrai, aišku, neturiu galimybės visų stebėti, bet kiek tenka stebėti, tai žmogus, kuris tikrai daug darbo į tą įdeda, to gryno laiko važiavimo ir ačiū tau, ne tik, kad atvažiavai, bet ačiū tau ir už Grigiškės, nes, kaip ir sakau, mano gaunas tokia kaip ir namų trasa, ten daug laiko irgi praleista ir visą laiką smagu yra atvažiuoti, kad pagaliau gauni pavažiuoti iš tikrųjų tvarkingai, gražiai, viskas išpjauta, iškirsta, posūkiai nebeakli, kai būdavo anksčiau, nežinai, kas už kampo tavęs laukia, ar stirna, ar žaltys koks išlis, ar dar koks velnias, tai dabar viskas gražu, tvarkinga. Tai to ir palinkėsiu, kad tavo visi planai įsigyvendintų, kad nebūtų traumų, kad, kaip pasakyt, šitą sezoną užbaigtum taip aukštai, kaip ir dabar esi. Ir ką, susimatysim turbūt artimiausiose varžybose arba Grigiškėse. Ir dar kartą ačiū, kad esi čia pas mus. Visą laiką prašom. Tai ačiū, kad pakvietėt. Jo, tai kitą kartą turbūt pasikalbinsim irgi, galbūt iš trasos arba reikės gal dar grįžti kokį kartelį jau po sezono, ne, pasižiūrėti, kaip ten tie planai visi įsigyvendino, ne? Tai, manau, nieko nesikeis, nes, sakau, esu kažkiek tai susispyręs, bet kiek manęs, žinai, užteks, nes vis tiek ir su ta trasa ten būna visokių ten ir tie vis tiek ir nuotaikų kaitas, ir nervai, ir eina, ir noriu mes tą trasą neprižiūrėsiu, bet vis tiek pamėgi, pailsi, sakau, kaip aš, kas kitas, jeigu ne aš, tai ir pradedi. Aišku, gaila, kad yra tos 3 trasos pas mus Vilniuje, tos, galima sakyti, gan rimtos, Gariūnai, Grigiškės ir Pagiriai, kad jie tie 2 užleistos, kad neprisižiūri niekas. Buvo tokių minčių. Pasiim daugiau, bet žinai, kai būna... Tada jau tikrai žmona nepadėkos. Jo, nes Gariūnais, ten galima kažką ten bandyti su jais daryti, bet Pagirėjau per toli ir ten, matai, aš labai, aš kaip trasos, galima sakyti, prižiūrėtojas, čia yra viena istorija, bet aš pirmiausiai, aš esu motokrosistas, sportininkas, kuris
tuo gyvena šiuo metu, kaifuoja ir aš labai buvau irgi toks nepalūžęs, kaip čia teisingai įsireiškia, kad kai pagirius uždarė. Nuliūdęs, galima sakyti. Vat buvau nuliūdęs, nes tada buvo paėmęs Gasiūnas prižiūrėtos pagirius, bet čia faktas, kad važinėt toli yra iki jų, ten juos tvarkyti, žiūrėti, jis buvo įsilyginęs. Mes visi važiavom tada išlygintos trasos, pavažiuot, pagazuot, bet va, ten ne per ilgą laiką kažkaip va, dėl kažkokių tais priežasčių neaiškių ten savininkai tos žemės paėmė ir uždarė ją, išlygino ir užmetė. Ir dabar vis tiek ten mes treniruojamės, važiuojam. Nors pusė trasos ne. Pusė trasos ten vis tiek važiuojam, smaginamės, treniruojamės, nes vis tiek visos geros trasos virš 100 km nuo Vilniaus, vat, kad turim čia, tai vat. Tai dar kartelį visiems žiūrėjusiam, tai tokio užsispyrimo ir darbo kaip pas Roman, o Roman ką? Čempionas. Ačiū. Ačiū.